Žemaitukų veislės žirgais Juodosios jūros link jojančių raitelių kiekvienas rytas vienodas. Pirmiausia apžiūrimi žirgai, jų dantys, kojos ir nugaros. Paskui darbo imasi kalvis, kas ryt perkaustantis tuos žirgus, kurių pasagos kelyje susidėvėjo. Po privalomųjų procedūrų vėl į kelią. Raiteliai su savo žemaitukais kasdien įveikia apie 100 kilometrų laukais, miškais, paplentėmis, kaimais ir miestais. Žirgams nepatinka joti asfaltų žvyrkeliais ar rimais, todėl raitelius lydintis visureigis ieško kitokių kelių, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo neišvažiuojami. Pietauti žygeiviai stabteli ten, kur yra vandens, kad žirgai galėtų ir atsigerti, ir išsimaudyti. Po to vėl į kelią ir vakarop visi grįžta į stovyklą. Tai ar sunku buvo, ar jau jautiesi pavargęs? Ne, kuo toliau, tuo lengviau. Bent jau man nebuvo sunku. Atsiranda rutina tokia? Nu, kaip iššūkių yra, žmonės labai pakylėtai, vien žodžiu. Nu, taip gera, žmonės sutinka kaimuose, įdomiai, gana klausinėja, kurio jam netgi netik, kad galim joti prie Juodos jūros. Namais vadinamo kaimelio peizažas vis keičiasi. Palapinių kaimelis, kuriame yra virtuvė, sandėlis, montažinė bei 12 miegamųjų palapinių kasdien keliasi visi kitą vietą. Stovykloje kažkur laukuose akimirksniu užverda gyvenimas. Vieni dirba prie žirgų, kiti virtuvėje, treti prie kompiuterių, o visi prie bendro stalo susitinka per pusryčius ir vakarienę. Gyvenimas stovykloje neprailgsta, nes visada yra ką veikti. Net alšis pakeliui prie žygeivių prisidėjęs šuo dabar visuomet budrus, o nekrinta miegoti kaip pirmosiomis kelionės dienomis. Buitį labiausiai palengvina tai, kad kiekvienas puikiai išmano savo darbą. Na, man jis iš tikrųjų yra lengvesnis negu šiaip koks nors skautinė stovykla, nes valgyti patiems daryti nereikia, ateini, va dabar fantastiškai irgi arbata paruošta, šiltas maistas. Ir šiaip visi tikrai smagų žmonės, visi bendrai kažką jaučiamės, kad bendrai turim bendrą tikslą pasiekti ir stengiamės to kažkaip. Manau, kad viskas ir toliau bus labai gerai. Jau įveikę nemažai kelio, raiteliai ir jų žirgai jaučiasi puikiai. Kelionės tikslas – Juodoji jūra kasdien vis arčiau. Reporterė Eglė Šilinskaitė, Baltarusija.